Sveikučiai, kažkaip vis video, kur aptarinėju jūsų komentarus, pas mane gaunas labai ilgai ir galų gale neretai gaunas, kad aš net neaptariu visų komentarų, kuriuos aš norėjau aptarti. Tad kažkaip pagalvojau, žinot ką, matau, kad komentarų nėra tiek jau daug, bent jau palyginus, kiek aš anksčiau jų išsisaugodavau. Ir matau, kad yra dalykų, apie kuriuos aš šiaip norėčiau pakalbėti. Taip, kodėlgi nepadaryti galbūt šiek tiek trumpesnio komentarų video. Vėlgi, ar jis bus trumpesnis, mes pamatysim, nes aš žinokit, kiekvieną kartą, kai aš einu įrašinėti šitų video, aš pagalvoju, gerai, šį kartą aš noriu padaryti trumpą video. Trumpą video, tokį, žinot, angliškai, taip sakant, sweet and simple. Tiesiog splash and dash, tiesiog in and out ir viskas. Ir rašau video, atkalbu į kamerą, sustabdau įrašinėjimą, žiūriu, jo, originalus įrašas 1,5 valandos. Vėl. Ir toks, Vėlgi, turiu pabrėžti, kad man šitos video yra labai smagu daryti ir matant, kaip jūs mano šitos video žiūrit, turint galvoje, kad jūs žiūrit šitos super ilgus mano video, aš suprantu, kad aš turbūt darau kažką teisingai. Šiaip kalbant apie kanalą, jis vėlgi, kaip matot, toliau sėkmingai auga ir visų pirma, aš norėčiau padėkoti jums už jūsų nepasibaigiantį palaikymą man, tiek peržiūrom, tiek komentarais, tiek žiūrėjimo laiku, tiek savaime, aišku, piniginė parama. Vėlgi, jūsų rėmėjų kiekis pas mane tiek memberiuose, tiek Patreonuose auga. Ir žinot, man iki šiol yra neįtikėtina, kad kažkas moka savo sunkiai uždirbtus pinigus tam, kad aš tiesiog sėdėčiau ir kalbėčiau kamerą. Ir vėlgi, aš dėl to jums esu beproto dėkingas. Ir tiesiai šviesiai kalbant, žinojimas, kad kažkas ateina ir moka pinigus, yra turbūt vienas didžiausių motivatorių nesustoti daryti šitos video. Net jeigu, pavyzdžiui, atrodo, kad ir nėra laiko, nėra jėgų, ne, vis tiek. Įsijungi šviesas, įsijungi kamerą ir tiesiog kalbi. Ir matos, kad jums tas patinka, kanalas auga ir taip toliau ir panašiai. Bet vėlgi, tiem, kurie mane galbūt remiat per membershipus, per Patreoną, galbūt per vienkartinius pamokėjimus po video, aš esu žiauriai dėkingas. Jeigu jūs to negali daryti, viskas yra suprantama. Ekonomika dabar tikrai nėra labai stabili, ypač aš galvoju visas socdemų mokesčių reformas, tada savame aišku yra visi geopolitiniai neapibrėžtumai, kiti dalykai, ir savame aišku, aš ne kartą sakiau, pirmą paremkit Ukrainą, tada jeigu dar lieka pinigų ir negaila, galit paremti mane ir šį kanalą. Tad vėlgi, dėkoju jums labai ir vėlgi, kaip ir sakau, šita motivacija leidžia man nesustoti, bet tuo pat metu tai kuria tarsi grįžtamą į ryšį, kur peržiūrų daugėja, nuomonių daugėja ir vėlgi man yra labai smagu su jumis pasirašinėti tuose pačiuose komentaruose, ypač matant, kiek daug žmonių ir neretai naujų žmonių čia ateina. Vėlgi, kas galbūt man yra žiauriai įspūdinga, kad bent jau dabar, kai aš rašinėju šitą video, praktiškai tam, kad video patektų į top 10 visų laikų video, jie turi turėti beveik 7,000 peržiūrų. Kai tuo tarpu prieš maždaug 1,5 metų, prieš man sugrįžtant 24-ais, vienintelis video, kuris turėjo daugiau negu 7,000 peržiūrų, buvo Lekstučio video. Ir dabar, ką aš matau, kad praktiškai visi anksčiau dominavę Lekstučio video yra tiesiog išsimėtę tarp naujausių mano šitos kartos video ir apskritai tik tai tas pats pirmas Lekstučio video yra išlikęs tarp top 10. Ir matant, kad kiti video įvėjas, kad ir truputėlį, bet vėjas, aš manau, kad vėlgi yra tik tai laiko klausimas, kada Lekstučio kvapo šitam kanalė neliks. Vėlgi, savo laiku jisai tikrai padėjo mano kanalui išvažiuoti žymiai greičiau, negu aš galbūt turėjau teisę išvažiuoti, bet dabar akivaizdu, kad aš esu palikęs visiškai už savęs, tad jo daryti kažkokių reaktų ar dar kažko aš greitų laikų tikrai nesitikiu. O kalbant apie kitas naujienas, vėlgi Vaitelė, tai yra mano startuolėje, mes irgi puikiausiai judam į priekį, technologija toliau tobulėja ir kas yra labai džiugu, kad pradeda po truputį įsivažiuoti apskritai technologijos validavimas ir garsinimas. Mes jau pernai turėjom savo pirmąjį straipsnį, dabar, kai aš rašinėju šitą video, jau yra priimtas antras straipsnis. Aš labai tikiuosi, kad kol šitą video baigsiu editinti, iš principo jisai jau bus išėjęs ir jeigu pasiseks, aš netgi užmesiu to straipsnio pavadinimą ir autorius ant ekrano. Ir kas yra labai džiugu, kad jisai buvo priimtas į prestižinį Springer Nature grupės žurnalą Scientific Reports. Vėlgi, tai yra didžiulis pagerbimas ir tiesiog įrodymas, kad tai, ką mes darom, yra tikra, reikalinga ir validu savaime aišku. Tada, kas taip pat labai džiugina, kad visa mano 3D spausdinimo ekstravaganza irgi labai puikiai juda į priekį. Aš iš tikrųjų esu maloniai nustebęs, kiek daug įdomių ir įvairių žmonių aš sutikau šitą darydamas. Taip pat aš randu, kad man yra tiesiog žiauriai įdomu eksperimentuoti tiesiog su 3D spausdinimu. Nes vėlgi, ką aš atrandu, kad 3D spausdinimas yra labai lengvas jį pradėti,
bet jo tobulinimo potencialo, net naudojant tiesiog komercinės sistemas ir komercinės medžiagas, yra žiauriai daug. Ir vėlgi, aš dabar nenoriu prisišnekėti, bet aš šiuo metu vykdau kelis labai įdomius projektus ir vėlgi, tie, kas sekat mane socialinėse medijose, gal ilgainiui net pamatysit, kur šitie projektai ves. Taip pat, kalbant apie socialinės medijas ir tuos, kurie sekat, taip pat turėjot matyti, kad pastaruoju metu aš praskau bent 14 įvairių pranešimų įvairiuose renginiuose, tiek mokymo institucijose, tiek galbūt tarptautinėse renginiuose. Vėlgi, kas man yra labai džiugu ir ką man šitas YouTube kanalas davė, yra tai, kad aš jau prieš tai gan lengvai kalbėjau, bet dėka to, ką aš darau, dėka to, kad aš turiu jum kalbėti praktiškai per savaitę bent po valandą, neretai daugiau, tai tikrai padeda mano kalbai, tai tikrai padeda tam, kaip aš galiu valdyti savo tempą, galbūt iki kažkokio lygio pagauti save darant ar sakant vienus ar kitus dalykus. Ir kas man yra labai džiugu, kad aš galiu vis geriau ir geriau kalbėti per įvairiausius renginius, įvairiausiam auditorijom ir vėlgi susilaukti labai neblogų reakcijų. Ir dabar savaime aišku yra vasara, viskas yra prime, bet vėlgi, kas žino, galbūt rudeniom bus daugiau renginių ir galbūt netgi daugiau įvairių su tuo susijusių naujienų. Bet turbūt didžiausia šios vasaros naujiena ir aišku, man svarbiausia šios vasaros naujiena yra tai, kad dėka savo ilgo liežuvio ir iškalbos sugebėjau padaryti turbūt įspūdingiausią, nuostabiausią savo pasiekimą gyvenime. Ir tai yra tai, kad aš rugpjūčio mėnesį tokiuos. Vėlgi, aš dėl šito esu žiauriai laimingas. Vėlgi, kokiu būdu aš sugebėjau nusikabinti tokią merginą, kuri yra angliškai, taip sakant, way out of my league, vėlgi, turbūt vėlgi savo iškalbą ir savo sąmojų. Ir jo, nelabai galiu ką daugiau pridėti per to, kad esu labai laimingas. Dabar, kai aš rašinėjau šitą video, mes iš principo jau esam vestuvėm iš principo pasiruošę. Pats šitas video galbūt išeis prieš, galbūt po vestuvių, bus matyt. Po vestuvių, aišku, seks po vestuvinę kelionę. Tiesa, ne iš karto dėl tam tikrų praktinių sumetimų, bet vėlgi jinai tokia bus. Ir ką aš tik tai galiu jums pažadėti, kad bent jau dabar, kai aš rašinėjau šitą video, kas tarp kitko yra pačiam birželio gale, aš dabar tikrai forsuoju kuo daugiau video įrašyti, kuo daugiau jūsų editint, su intencija, kad gal jų tempas, kol manęs nebus, bus truputį sulėtėjęs, bet kad kol manęs nėra, nebūtų, kad tai yra tiesiog visiška pilna pauzė. Jo, ir iš principo tokios galbūt yra naujienos, tuo aš dabar gyvenu. Ir jo, ir kaip visada labai ačiū už palaikymą. O video gale aš galbūt truputėlį papasakosiu, kas mano nuomonė laukia kanalo, ko galbūt gali tikėtis rudenį, žiemą ir taip toliau. Bet jo, tokie galbūt būtų einamieji reikalai. Nors ne, ką aš meluoju, yra dar vienas einamasis reikalas. Ir tas einamasis reikalas yra susijęs ne su kuo kitu, o su mano garsu. Nes vėlgi, aš jau net nebekarpau tų komentarų, bet aš kaip laikrodukas vis dar jų gaunu, tiesa, nebe tiek daug, kiek anksčiau, bet kad, o ne, introvertai, tu padaryk kažką su savo garsu, padaryk kažką su savo garsu. Ir vėlgi, dabar komentaras, kodėl mano garsas yra toks, koks yra. Kai aš įrašinėjau savo buvusiam butukę, mano butukas buvo ganėtinai mažas ir ganėtinai stipriai apstatytas, nes vėlgi aš gyvenau vieno kambario bute. Ir tas natūraliai ganėtinai sumažindavo aidą visame šitame dalyke. Dabar esmė yra ta, kad aš įrašinėjau savo namų svetainiai, vien dėl to, kad čia tiesiog yra daugiau vietos ir mes turim šitą labai gražų, mano brangiausios Gabrielės sudėliotą interjerą. Ir vėlgi, aš labai džiaugiuosi, man jis yra labai gražus, man jis labai patinka ir aš tiesiog noriu jums parodyti. Tik tai problema yra ta, kad kadangi aš rašinėjau svetainiai šitam gražiam kamputyje, iš principo aš esu patalpoje, kurios bendras plotas yra 60 kvadratinių metrų ir kuri labai sąmoningai nėra dramatiškai apstatyta, nes vėlgi man ir Gabrieliai labai patinka atviros erdvės. Ir dėl to iš principo mes realiai gaunam situaciją, kad aš įsisegu šitą mikrofoną ir jau kaip jis aidą pagauna, taip ir pagauna. Dabar savaime, aišku, šitoje vietoje galima būtų atsakyti gerai, introvertų, tai tiesiog naudok kitą mikrofoną, dar kažką. Ir esmė yra ta, kad tie iš jūsų, kurie sekat Noelio kanalą, o jeigu nesekat, sekit, nes iš principo iki šiol mano nuomonė yra turbūt geriausias iš mūsų mažesniųjų YouTube kanalų, nors jis net nėra toks jau mažas. Bet vėlgi, Noelis yra puikus, nuostabus žmogus ir jeigu jūs sekat jo kanalą, jūs turėtumėte žinot, kad aš Šiauliuose su juo buvau susitikęs, kai Šiauliuose dar buvo sniego. Ir aš iš jo gavau šitą dėžutę su mikrofonu, kurį jis man tiesiog paskolino. Ir esmė yra ta, kad čia turėtų būti beveik, kaip aš suprantu, praktiškai profesionalus mikrofonas, kurį Noelis pats ilgai naudojo ir kaip pats man sakė, duoda tam, kad aš pagaliau turėčiau normalų garsą ir ar dėl to, kad tiesiog pas jį šitas daiktas vietos neužimtų. Ir kaip matėt,
aš jo net nespėjau užpakuoti. Vėlgi, vadinkim tai T34 efektu, kur iš principo tu žinai, kad yra geresnių sprendimų, tu žinai, kad viskas gali būti geriau, bet dėl mano užimtumo ir visko, ką aš darau, aš tiesiog nespėju jo normaliai susidėlioti. Nes vėlgi, vienas pagrindinių klausimų, kuris man iškart kilo, gerai, kur aš jį galėčiau pasikabinti? Nes dalykas yra toks, kad man iš principo arba čia reikia dar vieno staliuko, prie kurio aš galėčiau jį prisukti. Priešais mane yra mažas staliukas su ventiliatorium ir podeliu, bet prie jo netilptų ir griūtų. Tada lentyna yra per toli ir aš užstai prie lentynos nelabai noriu sukti, nes lentyną gali sugadinti. Tada atsiranda dar vienas klausimas, gerai, per kur laidą nuves, dar kažką ir kebra. Žiūrėkit. Aš puikiai sąmoningai suprantu, kad mano garsas nėra idealus. Kita vertus, aš labai norėčiau tikėti, kad jūs čia ateinat manęs klausytis ne dėl buttery smooth balso. Vėlgi, mano balsas geriausiu atveju yra šaižus. Man asmeniškai, kai aš pradėjau editinti šitos video, turbūt vienas didžiausias dalykų, prie kurio man reikėjo priprasti, yra tai prie savo balso. Vėlgi, aš neturiu gražaus balso. Mano balsas labai stiprus, bet jisai nėra kažkoks labai gražus ar kažkoks labai vyriškas ar kažką. Ne, ta prasme, aš turiu šaižų balsą. Bet aš suprantu, kad jūs ateinat manęs klausytis ne dėl mano balso, jūs ateinat manęs klausytis dėl to, ką aš turiu pasakyti. Dėl to iš pagarbos jums, ypač matant, kad kanalas auga, matant, kad vis tiek aš turiu tobulinti savo kokybę, aš mąstau, kaip galbūt tą mikrofoną čia kažkur prikonstruoti, galbūt mąstau, kaip kažkaip kitaip jį panaudoti ir taip toliau ir panašiai, bet aš būsiu labai atviras su jumis. Aš manau, kad man žymiai svarbiau yra palaikyti šitų video tempą, jų išeidinėjimą, negu, nežinau, kokiom 2-3 savaitėm sustabdyti video produkciją vien tam, kad aš galėčiau eksperimentuoti su šito mikrofonu. Vėlgi, parašykit, ką jūs manot. Gal jūs man nepritarit, gal jūs sakot, Lintovetai, tu mėnesių prapulk, bet grįžk ten su kažkokiu tai nuostabiu balsu ar dar kažkuo. Vėlgi, padiskutuokim šio klausimu. Bet ką aš noriu pasakyti, kad aš puikiai žinau, kad mano garsas nėra idealus. Aš taip pat manau, kad ne dėl garso idealumo jūs čia ateinat ir aš noriu pasakyti, kad aš jau aktyviai dirbu su sprendimais, kaip tą garsą pagerinti. Ir vėlgi, aš tikiuosi, kad šiais metais aš prie to prieisiu, bet vėlgi, turint galvoj šito kanalo vystymą ir turinio kūrimą, būsiu labai atviras su jumis. Čia nėra mano prioritetas. Gerai, tai baigiant apie einamosius reikalus, pakalbėkime apie tai, ko mes čia visus susirinkom, tai yra apie komentarus. Ir jeigu mes kalbam apie komentarus, vėlgi šį kartą aš jų išsaugau ganėtinai nedaug, nes vėlgi laikas nuo praėjusio komentarų video yra truputį mažiau kaip pusmetis, bet kita vertus ir jūsų komentarų kokybė iš tikrųjų yra labai aukšta ir daugumą jūsų komentarų, ypač jeigu man jie yra įdomesni, aš neretai atrašau jau pačiuose komentaruose, vėlgi, nes aš tikiu, kad turint galvoje, kad jūs žiūrit, jūs leidžiat savo laiką klausydami, ką aš turiu pasakyti ir tada parašydami savo nuomonę, tiesiog yra pagarbu iš mano pusės atrašyti jum, jeigu aš manau, kad aš turiu ką atrašyti. Neretai aš tiesiog uždedu savo tą ženkliuką, kad jo, man patiko komentaras, viskas yra gerai. Kartais į kvailus komentarus aš tiesiog nematau prasmės atrašinėti, bet jo, aš iš principo šį kartą neišsirinkau tiek daug komentarų. Ir vėlgi, kai darau šitos video, neretai būna, kad yra tokie, tai pavadinkim, bendresnio pobūdžio komentarai, o tada būna kartais tokie, tai pavadinkim, teminiai komentarai. Komentarai kažkokia tai tema ir kryptim, kuri mane sudomina ir kuriuos aš norėčiau apibendrinti. Ir šito video kontekste ta tema yra tai, kad dėl to, ką aš pradėjau kalbėti per maždaug paskutinį pusmetį, mane labai pradėjo vadinti leftistu, ar kairiuoju, ar socdemu, ar dar kažkas. Ir man tas yra taip keista. Ta prasme, aš esu antiek dešinysis, kiek galiu būti. Aš esu visiškai neokonas. Aš esu toks žmogus kaip Nikki Haley, kaip John McCain, kaip Bush'ą, kaip dar kažkas. Bet, kadangi aš kritikuoju Trumpą, kaip beje ta pati Nikki Haley, kaip tas pats McCainas, aš esu leftistas. Vėlgi, čia yra nuostabu, kad praktiškai šiais laikais populistiniai dešiniai, praktiškai bet kas juos kritikuoja, iš karto yra leftistai, komunistai, dar kažkas. Ir tu skaitai iš tos komentarus ir tu mąstai, apie ką mes kalbame. Vėl, pereikim prie konkrečių pavyzdžių. Tarkim, kaip jums toks pavyzdys? Išklausiau sovietinio komjaunimo komiteto atstovo paskaitą, kas yra kas. Visas šitas pilsimas tilptų į vieną sakinį. Draugai. Mes visi draugai, bet tarp mūsų draugų yra tokie draugai, pirštais nerodome, draugai, būkite budrus, priešas nesnaudžia, draugai. Ir tu pagalvoji, gerai, ką šito komentaru buvo norima pasakyti. Vėlgi, kadangi čia yra komjaunimo komitetas, tai vėlgi aš taip suprantu, kad aš esu komunistas. Ir aš turbūt esu komunistas, nes kritikuoju
proto dešiniuosius, tokius kaip galbūt Sinica, Vėgėlė, Žemaitaitis, dar kažkas. Bet kai pagalvoju, tame video aš taip pat kritikuoju tą patį Paleckį ir jo raudonąją sektą, kurie visom savo spalvom ir viskuo ten tik tai trūksta kūjų ir pjautuvo, bet kaip aš tai matau, yra vos ne cosplayinantis be 2 minučių komunistus ir dar kažką. Vėlgi, kur mano pasisakymė yra kažkoks tai komjaunimas ar komunizmas? Vėlgi, iš kito galo galbūt galima būtų sakyti, kad jie ne tą turi galvoje, jie čia turi galvoje, kad tu ieškai priešų tarp savų ir taip toliau ir panašiai. Ir ne, aš net ne tą pasakiau, aš tiesiog bandžiau pasakyti, kodėl galbūt vieni ir kiti žmonės savo veiksmais yra naudingi Rusijai arba galima būtų netraktuoti, kad dirba Rusijai. Bet vėlgi, kai pagalvoji, visas šitas komjaunimo reikalas ir panašiai ateina iš Rusijos. Tai komjaunimas yra blogai, bet Rusija yra gerai. Vėlgi, aš kartais skaitau tokius komentarus ir nesuprantu, ką jais norima pasakyti. Tada kitas, galbūt susijęs, vėlgi ne tiek labai apie leftistus, bet aš tiesiog įdėsiu čia, nes labai tampa. Irgi po to pačiu video yra vedantysis, grynas rusų propagandinis. Toks labai pavojingas. Ir vėlgi, kurioj vietai aš esu rusų propagandistas, kritikuodamas žmonės už tai, kad jie yra naudingi Rusijai. Ta prasme, aš atvirai supeikiu tuos, kurie yra atvirai prorusiški ir kritikuodamas tuos, kurie yra atvirai prorusiški, aš esu rusų propagandistas. Kaip šitas veikia? Vėlgi, aš galbūt šiek tiek kartojuos, bet tu skaitai ir galvoji, kaip žmogui sinapsės smegenyse sukontaktuoja, kad padaryti kažkokią tokį ryšį. Tada kitas, kuris man labai gražiai primena, kodėl aš šitam kanale tiek stipriai kritikuoju, ką aš vadinu turbopatriotus, buvo va toks. Vėlgi, po video, kur aš iš principo kėliau mintį, kad Vytauto Didžiojo gynybos linija nėra labai geras dalykas, bet ne dėl to, kad mums nereikia gynybos linijos, ne dėl to, kad konservatoriai blogai dar kažkas, o dėl to, kad tai tiesiog yra kažkoks, nežinau, populistinis triukas, kuris diskredituoja tikrai gerą stacionarios gynybos idėją, kurią stumia konservatoriai, iš kurių aš tikėčiaus daugiau. Ir visas tas video buvo bandymas tiesiog padaryti galbūt vaizdų, bet konstruktyvų kriticizmą konservatoriam, bet iš to gavos, kad aš esu socdemų ruporas, karo metu tikiuosi, kad būsi pakartas už valstybės išdavystę. Vėlgi, šitas komentaras, pradėkim nuo to, kad aš savo kanale, vėlgi per pastaruosius metus, praktiškai esu padaręs bent 2 video, kur aš atvirai šuns dienas išdedu socdemus. Bet gink dieve, aš pasakysiu kažką prasto apie konservatorius ir Kasčiūną ir viskas, aš esu socdemų ruporas. Vėlgi, kaip tai veikia, čia aš nesuprantu. Bet vėlgi, tarkim žmogus nežino mano kanalą, jisai pamatė šitą thumbnailą, paklikino ir tiesiog parašė komentarą. Ir tarkim gerai, aš galbūt galiu atrodyti socdemų ruporu, nes aš ten pagiriu Šakalienę. Ir vėlgi, aš turiu pabrėžti, kad man yra dzin, kas yra iš kokios partijos. Man yra dzin, galbūt pavardės ir kiti dalykai. Man svarbu, kas ką daro. Ir pavyzdžiui, aš ne kartą per savo kanalą 3 metus esu sakęs, kad mane Nausėda maloniai stebina. Kad aš maniau, kad Nausėda bus žymiai prastesnis prezidentas karo sąlygom, bet jisai atrodo žymiai geriau, negu buvo galima tikėtis. Ir vėlgi, jeigu kažkas yra vertas pagirų, aš pagirsiu. Jeigu kažkas vertas papeikimo, aš papeiksiu. Vėlgi, ar Šakalienė yra ideali krašto apsaugos ministrė? Turint galvoj visą neseną istoriją, jeigu gerai pamenu apie kontražvalgybos vadovo atleidimą, vėlgi, ten klausimas, ar jinai iš tikrųjų sužaidė taip gerai, kaip galėjo. Kita vertus klausimas, ar jinai iš vis turėjo manevro laisvę, mes turbūt to nesužinosim. Bet vėlgi, jeigu jinai daro kažką gerai, aš ją pagirsiu. Jeigu Kasčiūnas daro kažką gerai, aš jį pagirsiu. Priešingai, jeigu Šakalienė darys kažką blogai, aš ją peiksiu. Jeigu Kasčiūnas darys kažką blogai, aš jį peiksiu ir taip toliau ir panašiai. Bet čia mes atsiliepėme tai, kad karo metu tikiuosi, kad būsi pakartas už valstybės išdavystę. Ir dabar taip gaunas, kad jeigu tu turi nuomonę prieš, pavyzdžiui, konservatorius Kasčiūną arba galbūt, nežinau, pavadinkim taip, dristi pakomentuoti neigiamai kažkokius jų pasisakymus ar idėjas, tu iš karto virsti valstybės priešu. Tarsi kitos nuomonės turėjimas yra automatiškai buvimas valstybės priešu. Žinot, va čia yra priežastis, kodėl aš tiek kritikuoju turbopatriotus, nes tokie žmonės, jie tiesiog atstumia kitus nuo savęs. Nes, ta prasme, toks jausmas, skaitant tokius komentarus, kad tokie žmonės tiesiog laukia karo, kad tik karas prasidėtų. Nes ne tik, kad jie tada gaus pažudytų rusus, kurių taip nekenčia, oi ne, jie tada galės pradėti daryti pogromus. Pogromus visų pirma prieš visus, kurie galbūt yra truputį rudesni negu jie, nesvarbu, kiek galbūt tokie žmonės metų gyvena Lietuvoje, galbūt ką jie čia veikia, kaip jie čia atsidūrė. Vėlgi aš savo pažįstamų tarpe turiu nuostabių žmonių,
kurie turi truputį tamsesnį odos atspalvį, nes dar sovietų laikais vienas iš jų tėvų čia atsikraustė iš galbūt labiau pietinių kraštų. Ir vėlgi čia gaunas, kad kadangi jis yra rudesnis, jį čia reikia pakarti ir žudyti ne dėl valstybės išdavimo, bet dėl to, kad jis galbūt čia teršia lietuvišką genofondą. Vėlgi tas pats galioja kai kurie mano draugam, kurie galbūt turi labiau rusiškas pavardės. Vėlgi žmonės, kurie galbūt nieko bendro neturi su Rusija, nekenčia Rusijos, padeda galbūt Baltarusijos ir Rusijos opozicijai, vėlgi neretai susilaukia patyčių ir netgi persekiojimų iš tokių turbopatriotų. Ir vėlgi tu matai tokius žmonės, kurie iš principo bet kam, kas nėra, nežinau, konservatoriai ir kasčiūnas, uždeda vos ne valstybės priešą etiketę, svajoja kaip tokius ir visus kitus valstybės priešus savo galvoj žudys ir vos nelaukia karo. Ir tada tu pagalvoji, kad hebra, jūs diskredituojat patriotų įvaizdį, nes tokius galima imti ir sakyti, va, žiūrėkit, visi Lietuvos patriotai yra neadekvatus nacikai. Aš vėlgi nesakau, kad šitas žmogus yra nacis, bet galima galbūt pritempinėti tokį įvaizdį. Ir vėlgi, mano pasakymas visiems, kurie esate tokie, hebra, yra geras, aiškus pasakymas ir jis yra go touch grass. Tiesiog, ta prasme, susimastykit, ką jūs darot, susimastykit, kaip jūs save pozicionuojat gyvenime ir susimastykit, kaip jūs galite atrodyti. Nes vėlgi, aš esu visiškas patriotas. Vėlgi, aš čia pasilikau kurti šeimą, daryti verslą, aš planuoju čia turėti vaikus. Aš esu suinteresuotas, kad Lietuva būtų kaip įmanoma stipresnė. Ir aš bandau visam šitam diskurse būti galbūt nuosaikiuoju, šaltuoju proto balsu, kuris sako, kad viena vertus nėra taip blogai, kaip alarmistai ir karo influenceriai sako, kita vertus mes turim galvoti apie gynybą ir turim apie ją galvoti konstruktyviai, o ne lozungais ir ne populizmu. Ir tada, jeigu tu tą darai, staiga tu tampi valstybės priešas, socdemų ruporo, kurį reikia pakart. Wow, hebrytė, jūs tikrai parodot, kad jūs esat labai adekvatų. Ir būtent dėl tokių fruktų aš ir norėjau padaryti šitą komentarų video gabaliuką, kuris labai gražiai parodo, kad taip, vienoje pusėje egzistuoja visi prorusiški komentatoriai, kurie iš manęs dergės, mane kritikuoja ir taip toliau ir panašiai. Aš nieko naujo tame nematau, ta prasme. Tokių komentarų beje yra labai apmažėję, matos, kad tiesiog visi prorusiški komentatoriai suprato, kad nėra prasmės pas mane labai dergtis ir komentarai ir jų peržiūros tik padeda man. Bet kita vertus, juos po truputį pradeda pakeisti tokie komentatoriai. Nes man buvo labai juokinga, čia kaip neseniai dariau video, kokie galbūt būtų ženklai ar netgi, taip sakykime, žingsniai, kad rusai gali užpulti Lietuvą. Buvo labai įdomu iš tikrųjų. Kad trečdalis komentatorių buvo labai adekvatus, mes turėjom tikrai gerą diskusiją. Tada kažkur trečdalis komentatorių buvo prorusiški, kurie susivedė tai, kad aš varau karo propagandą, rusai mūsų tikrai nepuls, arba priešingai rusai mūsų puls ir mes neturime jokių šansų. Bet tada buvo kažkur trečdalis, kurie mane vadino, nežinau, prorusiškų, kurie mane vadino idiotų, kurie neretai cituodavo Kasčiūną, aiškindami, kad mums nieks nepadės ir čia viskas yra blogai ir taip toliau ir panašiai. Ir vėlgi, aš pradedu matyti, kad dabar, kai aš darau šitos video, taip, aš toliau kritikuoju visus rusofilinius gandonus, bet nemaža dalim aš dabar taip pat labai stipriai noriu užvažiuoti ant šitų turbopatriotų, kurie diskredituoja mum tokį svarbų dalyką, kaip šalies gynyba, kaip patriotizmas ir kaip tiesiog šaltas protas esant šitoj pavojingoj, bet nebeviltiškoj situacijai. O po šitų komentarų savaime, aišku, galime perėti ir prie tokių galbūt bendresnių komentarų. Ir vėlgi, kaip ir sakiau, pas mane vis dar ateina vienas kitas neigiamas komentuotojas, vėlgi, aš nežinau, ar jų apmažėjo, ar tiesiog aš apsipratau prie jų ir panašiai, bet vėlgi, kartais tokių būna ir kartais tokie man būna ganėtinai juokingi. Vėlgi, kai aš pradėjau daryti šitą YouTube kanalą, viena mano labai gera draugė manęs paklausė, kaip aš galiu šitą daryti. Nesakė, jos charakteris būtų toks, kad jinai pamatytų neigiamus komentarus, jinai užsipistų, eitų su visais ten flamintis ir tiesiog nebenorėtų nieko daryti. O man šitie komentarai neretai yra tiesiog juokingi ir po galais kartais tikrai pamatai labai juokingų bandymų mane išraustinti, kaip kad pavyzdžiui po video, kur aš kalbu, kad kanalui jau 3 metai, pavyzdžiui, buvo toksai komentaras, kad greičiau tau 3 metai suėjo pagal protelį. Ir šitas buvo geras, šitas man patiko. Ir aš turiu pabrėžti, kad neigiami komentatoriai neretai man patinka arba iš tos pusės, kad yra su kuo padiskutuoti ir galbūt paneigti kažkokią jų demagogiją, bet neretai man tiesiog yra juokinga, kokius galbūt bandymus iš manęs pasityčioti jie sugalvoja, nes vėlgi, jeigu jie negali pult mano faktų, tai savame aišku, kad reikia pult mano asmenį. Tada kitas toksai ganėtinai įdomus dalykas, kurį aš tarp kitko jau esu matęs ir komentavęs, man atrodo, gal ne praeitam, gal užpraeitam komentarų video,
yra tai, kad kartais pas mane į komentarus atklysta žmonės, kurie pasižiūri šitą video, akivaizdžiai jį supranta arba bent jau žiūri su rusiškais subtitrais ir tada pas mane komentuoja rusiškai. Pavyzdžiui, vienas žmogus parašė komentarą, aš tik vieno nesuprantu, kodėl Ukraina neužima Kaliningrado. Juk tai būtų lengva padaryti, lengviau nei Kursko plius turėtų svertą gerą. Ir vėlgi, aš nežinau dėl Ukrainos galimybių pult per Lenkiją ir kad Lenkija leistų Ukrainie karinius dalinius, bet vėlgi, kaip dabar aiškėja, Kaliningrade praktiškai nėra rusų karinių dalinių, kas visų pirma įrodo, kad rusai tikrai nemano, kad juos puls NATO ir bet koks argumentavimas, kad oi, NATO kelia pavojų Rusijai. Ne, dabar Rusai realybėje iš principo visiškai nesitikė NATO puolimo ir tiesiog tas aiškinimas, kad NATO grasino Rusijai yra tiesiog pretekstas, kurio jie naudojas tam, kad rautus ant Rusijos. Ir antras dalykas, tai, kad Kaliningrade nėra praktiškai jokių adekvačių rusų karinių dalinių, labai gražiai parodo, kad tikrai Lietuvos greituoju metu nieks nepuls. Bet ne apie tai kalba. Kalba yra tai, kad tada atklysta kažkoks tai komentatorius ir kvadratiniam raidelėm parašo, ir vėlgi aš pašlebizavosiu, потому что сразу будет атака по Польше. Ir esmė yra ta, kad čia yra įdomioji dalis. Vėlgi, aš truputėlį suprantu rusiškai ir aš galiu šlebizavot kvadratinės raidelės, kad ir su šiokiu tokiu akcentu, bet iš principo jisai parašo, kad to nebus, nes iš karto būtų puolimas į Lenkiją. Vėlgi, aš ką tik paaiškinu, kodėl tokio puolimo nebūtų, nes rusai tiesiog neturi ko pult. Bet kas mane stebina, kad ateina toks komentatorius, žiūri šitą lietuvišką video ir po juo atsakinėja komentatoriam rusiškai. Ir vėlgi, tam tikrą prasme, tai man parodo tokį, tiesiog gilų rusišką šovinizmą, kad jūs čia pribaltai. Taigi jūs čia vis tiek turit rusų kalbą mokėti, aš tai rusiškai komentuosiu. Ir tam tikrą prasme man truputį yra liūdna, kad komentatorius atrašo, kad nebūdų nepizdins. Ir dalykas yra toks, kad vėlgi komentatoriai, jeigu jūs pamatot kažką rašant kvadratiniam raidelėm po mano video įrašais komentarus, atrašinėkit jiem kažką iš serijos nustok rašyti kvadratiniam raidelėm. Arba kodėl man lietuviai atsakinėjo rusiškai, dar kažką. Ta prasme, vėlgi jūs, mano komentatoriai, tai yra protingieji, teigiami komentatoriai, jūs tikrai turit gerą sąmonę ir man tas patinka. Bet kai pamatysit tokius komentatorius, paraustinkit juos komentaruose, nes čia yra, kaip aš tai matau, visiškas rusiškas šovinizmas, kad čia jūs pribaltai. Jūs turit kalbėti mano kalbą. Žinot, kaip kažkada esu matęs tokį gerą raustą internete, kad sovietų laikais, jeigu yra kieme vaikai, yra 10 vaikų, iš kurių 9 kalba lietuviškai, 1 rusiškai, tai kažkodėl visi 10 turi kalbėti rusiškai. Vėlgi, turim išgyvendinti šitą mąstymą. Ne dėl to, kad rusų kalba kažko bloga, ar rusai kažko blogai. Ne, tiesiog mes gyvenam Lietuvoje, taip ir kalbėkim Lietuvoje ir komentuokim lietuviškai. Kitas komentarų tipas, kuris man yra iš dalies juokingas, bet aš iš dalies džiaugiuosi, kad aš juos gaunu, nes tai tiesiog parodo, ant kiek kai kurių žmonių smegenys yra tiesiai šviesiai kalbant tiesiog sugedę. Šitas turbūt man yra vienas geriausių pavyzdžių. Tai yra, kad Miuncheno suokalbis kabutėse, tik taip kabutės kažkokios nelietuviškas ir neaiškas, nesvarbu. Miuncheno suokalbis tai teisėtas Vokietijos reikalavimus. Jis atsirado po to, kada Lenkija atvirai pradėjo demonstruoti imperialistinės veikas. Pirmiausia, tai ultimatumai Čekijai ir Lietuvai, kuriuos parėmė Anglija ir Prancūzija. Tai rodė, kad tiek Čekoslovakija, tiek Lietuva neturi politinės įtakos ir gali būti greitų laikų okupuotos. Vokietija, supratusi, kad karas neišvengiamas, iškėlė savųjų žemių sugrąžinimo klausimą. Taigi taipogi bla 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 bla. Ir iš principo Miuncheno suokalbis buvo teisėtas Vokietijos reikalavimas. Ką? Dude, ta prasme, ar tau viskas gerai ir aš jam atrašau. Tai Lenkai kalti dėl Antro pasaulinio karo? Jo. Gočia, viskas aišku. Ir man atrašo, lengviausia apkaltinti auką, nes vokiečiai yra Antro pasaulinio karo auka. Žinot, visi jų pražudyti žydai, slavai, lenkai ir apskritai didesnė Europos dalis. Tikrai taip nemano, bet tęsiam. Dėl to ir buvo surengtas Niurenbergo teismas. Ant ešefoto ir liudininkai likviduoti. Dokumentus sunaikinti arba paslėpti po 9 užraktais. O už kitokią nuomonę už grotų arba į psichuškę. Ir lieka viena.
teisinga tiesa, kaip poteriai. Žmonės dienoraščius rašė kitą tiesą, tik jų niekas neskaito ir skaito nesupranta. Ir man įdomu, čia dienoraščiai, tai čia Mein Kampfas ar kame reikalas. Ir vėlgi, tu pasižiūri šitą dalyką, tu pasižiūri, kad va, yra viena nuomonė, kita nuomonė, oi, nežinau, tiesa paslėpta. Bet tada tu pasižiūri į objektyvius veiksmus, tu pasižiūri į objektyvią istoriją. Vėlgi, ar Prancūzijos ir Britanijos stovėsena prieš Antrą pasaulinį karą buvo adekvati? Tikrai ne. Vėlgi, aš turiu visą video apie tai, kad jie tiesiog per gerai apie save mąstė. Bet kaip pradedama aiškinti, kad Lenkai turėjo imperialistinių ambicijų, tarsi Lenkai buvo užstrigę tarp Sovietų sąjungos, kuri buvo imperija, ir Vokietijos, kuri norėjo atstatyti imperiją. Tas pats dėdė Adolfas kalbėjo, kad Vokietijos imperiją reikia atstatyti nežinia nuo kada. Ir Lenkai tiesiog norėdami sukurti kažkokias tai buferinės zonas, kas tarp kitko tais laikais atrodė visai adekvatu, iš principo buvo blogiečiai. Vėlgi aš nesakau, kad Lenkai dėl nieko nėra kalti, Lenkai padarė daugybę klaidų tarpukariu, iš kurių viena buvo tai, kad kai vokiečiai okupavo Čekoslovakiją, Lenkai tarp kitko užpuolė Čekoslovakiją kartu su vokiečiais, kas tarp kitko sugadino iki tam tikro lygio jų santykius tais pačiais prancūzais ir anglais. Bet vėlgi visi šitie išvartimai, man viena vertus yra įdomu juos skaityti, kita vertus aš atrašau vieną kartą ir viskas tuo baigės. Tada labai įdomus dalykas, kurį aš pastebėjau skaitydamas tiek savo komentarus, tiek tarp kitko, ką aš pastebiu, tarkim, lietuviškam Reddite, yra tai, kad šoviai savo koją kišdamas Sinicą čia, nebevertas dėmesio. Ir žiūrėkit, aš dabar turiu jums klausimą. Vėlgi, ne pirmą šitam video, bet klausimą. Ir klausimą, kuris man seniai ne tai, kad neduoda ramybės, bet aš tiesiog nesuprantu. Ir mano klausimas yra, ką jūs matot Sinicai? Rimtai, dabar vėlgi, atsakymas, kad Sinica nebijo kalbėti tiesos ir taip toliau ir panašiai, chebra. Sinica nepasako nieko originalaus. Sinica kalba beveik tą patį, ką kalba nemaža dalis to paties Šeimų maršo ir kitų marginalų. Iš principo, man tai Šeimų maršas iš viso buvo labai juokingas, nes Sinica, kaip pagalvoju, nežinau, beveik 10 metų iki tol bandė kultivuoti kažkokias tokias mintis, kurias stūmė Šeimų maršas, bet tas Šeimų maršas jas pakartojo garsiau ir agresyviau ir staiga visi nuėjo paskui Šeimų maršą. Ir Sinicai tiesiog liko vartytis iš gaidžio, kad nacionalinis susivienimas kaip ir nei parėmė, nei pasmerkė Šeimų maršą, bet tuo pat metu kai kurie nariai vis tiek gali prie jo prisidėti. O tai tau. Ir matot, žiūrėkit, aš galiu pasakyti savo nuomonę apie Sinicą. Ir jinai yra labai paprasta, kad vėlgi kaip žmogus tegul daro, ką nori. Vėlgi, aš neturiu nieko prieš nei vieną žmogų, prieš nei vieną asmenį. Mes visi turim teisę į nuomonę, mes visi gyvenam demokratijoje. Ir vėlgi, žiūrint į Sinicą, tu labai gražiai matai, kad jis visada norėjo per filosofiją išlysti į politiką ir jis tą pasiekė. Ir mano problemos prasideda su juo kaip su politiku ir visuomeniniu veikėju. Nes matot, mano vertybė, didžiausia vertybė, jeigu mes kalbam apie save kaip, tarkim, nežinau, viešąją kažkokią personą, dar kažką. Aš laikaus principo, kuris anglų kalba yra apibrėžiamas kaip, kad if you talk the talk, walk the walk. Ir iš principo lietuviškai galima būtų sakyti, kad jeigu kažką kalbi, tu turi atitinkamai ir elgti. Ir man pas Sinicą labai dažnai prasilenkia, ką jisai kalba ir kaip jisai elgiasi. Pavyzdžiui, jisai yra vedęs nuo, jeigu atmintis neapgauna, 2010 metų. Vėlgi, puiku, fantastika. Aš bendražmogiškai, neironiškai, be sarkazmo tikrai jo džiaugiuosi. Jeigu jis gyvena gražioje santuokoje, jeigu jis turi žmoną, kurią jis myli ir kurį myli jo žmona, vėlgi, aš pats neužilgo tuoksiuos ir aš pats jau galiu pasakyti, kad turint tinkamą žmogų gyvenimas tiesiog pasikeičia į gerą visokiojopai. Ir vėlgi, nuostabu, puiku, fantastika. Ir mano klausimas yra toks, jis, jeigu atmintis neapgauna, yra gal metais už mane vyresnis? Turbūt nedaugiau, vėlgi, aš užmesiu ant ekrano, kada jis yra gimęs, pasižiūrėsim, kiek aš iš atminties gerai atsimenu. Ir mano klausimas yra, kur jo vaikai? Nes vėlgi, matot, esmė yra ta, kad kai mane pasaka galbūt kažkokie jo pasisakymai, postai, dar kažkas, vienas pagrindinių argumentų, kodėl jis galbūt raunas ant seksualinių mažumų, kodėl jis galbūt raunas ant galbūt moterų teisių ir panašiai, neretai susiveda į tai, kad Lietuvai reikia gimstamumo, čia gimstamumą skatinčia, liberalizmas numuša gimstamumą. Vėlgi, nebūtinai, nes jeigu tu pasižiūri, pavyzdžiui, tą pačią komunistinę Kiniją, pasižiūri Japoniją, pasižiūri nemažą dalį arabų šalių, į tą pačią Turkiją, niekur, labai daug kur nėra liberalizmo ir vis tiek šauna žemyn gimstamumas. Tai yra tiesiog visiškai kiti dalykai. Bet vėlgi, ne tame esmė. Esmė yra ta, kad tu negali užsičiaupti, kad Lietuvai reikia vaikų, Lietuvai reikia gimstamumo. Ir mano klausimas, kur tavo vaikai? Vėlgi, kur Sinicos vaikai? Kodėl jisai dabar neturi, nežinau, 3, 4, 5 vaikų? Ir aišku, jūs čia galite pasakyti, bet tai introvertai, kur tavo vaikai? Vėlgi, chebra,
Mano politinė platforma, jeigu taip galima pavadinti, nėra, kad drauskim visiems teisės, nes reikia gimstamumo. Vėlgi, aš tikiu, kad reikia gimstamumo, bet aš taip pat suprantu, kad turėti vaikų yra didžiulis iššūkis tiek finansiškai, tiek psichologiškai, tiek sveikatos prasme. Ir tu turi būti tam pasiruošęs, tu turi rasti tinkamą žmogų tam, tu turi būti teisingoje vietoje kaip asmenybė ir tu turi būti teisingoje vietoje finansiškai. Ir aš galbūt galėčiau padaryti visą atskirą video, kaip šiuolaikinė santvarka, ne dėl liberalizmo, bet labiau dėl to, kaip dabar dėliojasi ekonomika, padaro, kad tu fiziškai tiesiog nelabai gali turėti vaikų, būdamas jaunesnis. Bet esmė yra ta, kad aš nesakau, kad kažkam reikia mažinti teisų dėl to, kad tai yra gimstamumas. O jis tą daro. Ir vėlgi, bendražmogiškai, jeigu jis nenori vaikų, jeigu galbūt jie nepasiruošia vaikam, jeigu yra kitos priešas, jeigu jie negali turėti vaikų, vėlgi viskas čia yra suprantama. Aš ne ant to raunas. Aš raunas ant to, kad jeigu tu sakai, kad reikia didesnio gimstamumo, bet nedarai vaikų, bent jau aš nežinau, ką daryti. Jeigu jie turi vaikų ir aš nusišneku, vėlgi, pataisykit mane komentaruose ir aš gal netgi išimsiu šitą mažą skyrelį. Bet esmė yra ta, kad jeigu tu tiek kalbėjai apie gimstamumą, bet tu nedarai vaikų, tai kodėl tavo platformai, tavo veiksmai prasilenkia? Kodėl vadovautis liberalios demokratijos leidimu neturėti vaikų tu savo leidi, bet tuo pat metu kritikuoti kitus, kad jie galbūt gyvena gyvenimus, kur vaikų neturi, irgi tau yra priimtina. Ir vėlgi tokių pavyzdžių yra daugiau. Man, tarkim, kitas į galvą ateinantis pavyzdys yra tai, kad kai buvo mero rinkimai, jisai labai ten kritikavo gatvių siaurinimą. Ir paskui išlindo, kad jis net teisų neturi ir mašinas nevairuoja. Ir kai pagalvoja, jam kaip pėsčiajam netgi yra geriau, kad šaligatvė yra didesnio gatvės siauresnis ir mašinų mažiau, tu susimastai gerai, kaip tu gali kalbėti apie tai, su kuo tu net nesi susijęs. Vėlgi, man atrodo, dabar girdėjau pletką, kad lygtais jisai išsilaikė teisės, bet, vėlgi, netame esmė. Tai dar vienas dalykas, dėl kurio, tarp kitko, mane, jei gerai pamenu, Karalius savo laiku gerai yra išraustinės, yra tai, kad kai buvo mero rinkimai, jisai parodė, kad jisai beveik pajamų neturėjo prieš tai buvusiais metais. Ir vėlgi, aš neturiu dėl to jokių problemų. Jeigu, tarkim, žmogus siekia savo kažkokių mokslinių, galbūt tikslų, savo karjeros tikslų, dėl to jam reikia, pavyzdžiui, paramos iš tėvų, arba, pavyzdžiui, jo žmona uždirba daugiau už jį. Vėlgi, aš neturiu su to jokių problemų. Aš pažįstu daug laimingų porų, kur vėlgi žmona uždirba daugiau už vyrą. Aš tame problemų nematau. Bet kai tavo platforma yra ta, kad tu esi už tradicinės vertybės, kur vyras kaip ir turėtų būti šeimos galva, kuris taip pat šeimą aprūpina ir gaunas, kad tave galbūt išlaiko tėvai ir žmona. Vėlgi, aš nežinau, ar taip yra, jeigu taip nėra, vėlgi, turėkit galvoje, kad aš operuoju su informacija, kuri man yra prieinama neretai iš antrinių šaltinių. Bet jeigu taip yra, vėlgi, kaip tu gali apsimest, nežinau, pasiturinčių dešinių vyrų politinių kelrodžių. Ir vėlgi, kai aš žiūriu į Sinicą, man yra šitie visi disonansai ir visas jo pozicijas ir viskas, man tiesiog, taip sakykime, falls flat, kai tu pasižiūri tai, ką jisai daro. Ir vėlgi, kaip aš tai matau, Sinica yra tiesiog žmogus, kuris praleido beveik visą savo karjerą akademiniam pasaulyje, galbūt kažkiek pavertėjaudamas ir tada tiesiog iššoko į politiką. Kas vėlgi yra labai juokinga, nes neretai, kai populistinės dešinės argumentas, galbūt kritikuojant modernius politikus, yra tai, kad jūs gyvenime nesate dirbę dienos tikro darbą, esate tiesiog profesionalūs valdžiažmogiai. Ir tas pasižiūri, kad Sinica veikiausiai yra toks. Ir vėlgi, man nesueina, iš kur yra jo populiarumas. Apart to, kad jį labai stipriai stumia Algis Ramanauskas, tai, kad jį ganėtinai dažnai teigiamai pamini toks žmogus kaip praeities žvalgas. Ir vėlgi, Algis, praeities žvalgas, kiti žmonės, kurie jį stumia, tai yra puikūs žmonės, kuriuos aš gerbiu. Bet tai labai gražiai parodo, kad jie tiesiog duoda Sinicai platformą ir jį tiesiog kažkokio lygio išsuko. Bet tuo pat metu, jeigu mes atmetam šitą išsukinėjimą, ką Sinica tokio jau unikalaus turi ir ką jisai siūlo? Nes vėlgi, aš galbūt kalbu daug dalykų, bet absoliučią daugumą dalykų, net norėčiau tikėti visus dalykus, kuriuos aš sakau, aš galiu paremti savo pačių veiksmais. O mano nuomonė pas jį to nėra. Ir man čia yra didžiulis kalbant apie politikus. Kad jeigu politikas vieną kalbą, bet kitą daro, aš iš karto negaliu adekvačiai žiūrėti. Tad jo, vėlgi pasakykit man, ką tokio konkrečiai nuosekliai yra padaręs, nekalbėjęs, padaręs Sinica, kad tiesiog nusipelnytų jūsų pagarbos ir kodėl gaunas, kad dedant jį galbūt prie kitų į dešinę linkusių populistų, kur jis kalba beveik tą patį, ką jie visi kiti, bet jis yra kitoks ir tai, kad aš kritikuoju Sinicą, iš karto mane nurašo į politinį ir informacinį užribį. O grįžtant prie galbūt tokių truputį lengvesnių temų, viena iš tokių, taip sakykime, kategorijų ar nominacijų mano ankstesniuose komentarų video, galbūt išskyrus praėjusi, yra tai, kad visada atsirasdavo vienas komentaras,
kuris panaudodavo kažkokį žodį, kuris man būdavo labai juokingas ir net negirdėtas. Ir šį kartą mes turim tokiai nominacijai, tokį komentarą ir tokį žodį. Ir komentaras yra: šitas savidulkis pėdalas yra imbecilas. Vidulkis? Ką? Ta prasme, vėlgi, aš kaip ir suprantu, ką norima šituo pasakyti. Ir aš tik tai galiu pasakyti, kad aš šito žodžio nesu matęs, aš nežinau, ar kas nors dar jį naudoja. Ir kai aš šito komentarą pamačiau, man jisai buvo žiauriai juokingas. Tad neigiami komentatoriai, taip sakant, keep them coming. Ta prasme, toliau galvokit šituos įspūdingus žodžius, kad aš net nebūtinai suprantu, arba ką norima pasakyti, arba kur šmaikščiai yra pasakomi dalykai, kuriuos turbūt dauguma kitų pasakytų žymiai, galbūt, nežinau, brutaliau arba bent jau netaip įdomiai. Nes man šitie komentarai yra žiauriai juokingi. O toliau, jeigu mes kalbam galbūt apie tokius akivaizdžius komentarus ir panašiai, galbūt vienas iš naratyvų, kuriuos galbūt rusiški komentatoriai labai bando stumti, yra tai, kad rusai nepuls, o jeigu puls, tai mums nuo to bus tik tai geriau, iš viso reikia čia rusų neprovokuoti, reikia su jais draugauti ir nuo to visam bus gerai. Ir aš išsikirpau vieną komentarą, kuris yra tiesiog distiliuota šito naratyvo versija. Ir tai yra: akivaizdu, kad valdžia puola prieš žmonės. Būtent tai yra grėsmė paprastam žmogui. Vėlgi, šitoje vietoje yra tas naratyvas, kad valdžia čia yra prieš žmonės, čia valdžia bloga, valdžia tas, valdžia anas. Ir aš šitoje vietoje sumąstau: gerai, o kas yra ta mistiška, magiška valdžia? Nes valdžia yra tai, ką žmonės išsirenka. Kai pagalvoju dabar, pas mus valdžioje yra socdemai su koalicijos partneriais, prieš tai buvo konservatoriai su koalicijos partneriais, o prieš tai buvo žalstiečiai su koalicijos partneriais. Kiekvieną mielą kartą buvo vis kita ir kita valdžia. Ir va čia yra dalykas su demokratija ir kur subyra visas šitas naratyvas, kad valdžia yra blogiečiai. Valdžia nėra kažkoks mistiškas, magiškas, nekintantis dalykas. Valdžia demokratijai vis keičiasi. Ir dalykas yra toks, kad tu negali sakyti, kad valdžia puola žmonės. Vėlgi, kaip, už ką, kokiu būdu, kokia yra konkretika, apart šitų aptakių lozungų. Ir kas galbūt yra truputį juokinga, ir vėlgi čia galbūt atsiliepia būsimą komentarą, tai ką aš dabar pasakysiu, iš dalies yra vatabautizmas, bet vėl, kaip ir sakau, tai yra susijęs su to, ką tuoj pasakysiu. Bet iš principo, kai pagalvoju, kur valdžia nesikeičia ir puola žmonės ir kiša juos į kalėjimą, tai yra ta pati Rusija. Bet mes turim suvokti, kad mūsų valdžia yra blogai, jinai yra prieš žmogų, o Rusija yra labai gerai. Nes, rusais, nesipriešink, būk diplomatiškas ir draugiškas. Ir tada niekas nepuls, gausi tik benefitus net iš pačių rusų ateimo. Ir vėlgi labai gražu, kad tiesiog yra numuilinamas faktas, kad reik čia nesipriešinti, nesiraut, ateis rusai ir bus gerai. Ir kur yra liūdesėlis, kad šitas argumentas iš principo yra didžiąja dalim adresuotas žmonėm, kurie neretai yra atėję iš sovietmečio, nes vėlgi sovietmečiu buvo labai stipriai kalama į galvą, kad reikia nesipriešinti, reikia būti nuolankiu, paklust valstybei, paklust partijai, nekelt galvos, nes arba gausi vilko bilietą, arba iš vis keliausi psichuškę. Tai čia yra toks labai, tai pavadinkim, nežinau, tokio baudžiauninko per brūkšnelį vergo mąstymas, kad jeigu aš būsiu geras vergas, šeimininkas man trupinių nuo stalo nubers ir mums bus labai gerai. Ir kas yra iš tikrųjų liūdna, kad nemaža dalim tokio mąstymo diegimas sovietmečiai kažkokio lygio net pavyko. Aš iš tikrųjų pažįstu tikrai šviesių žmonių, kurie galbūt dirba mokslininkais, akademikais, mokytojais, gydytojais, kurie irgi šito mąstymo kažkiek laikos. Aš netgi esu girdėjęs, kaip vienas ilgametis pedagogas, visą gyvenimą pradirbęs su mokytojais, yra garsiai pasakęs, kad laimingiausi pasaulio žmonės yra vergai. Nes vergais šeimininkas pasirūpina, duoda maisto, kiek reikia, saugumą, pasako, ką daryti, o šita laisvė, jinai niekam nereikalinga, nes nieks neapibrėžta, visi yra tavo priešai, tu su visais konkuruoji, pjaunės, čia viskas yra blogai. Ir vėlgi, tu supranti, kad toks mąstymas gali ateiti tik tai iš žmogaus, kuris mylėjo sovietmetį. Ir vėlgi, tas žmogus, kiek suprantu, yra sakęs, kad jo nuomonė Sovietų sąjungos žlugimas buvo viena didžiausių to žmogaus nelaimių. Ir vėlgi, toks žmogus nepriklausomybės metais dešimtmečius paskui dirbo su vaikais, taip apie ką mes kalbam. Bet, kas yra įdomu, mes galime šitą komentarą pažiūrėti iš kito galo. Gerai, o prezimuokim, kad, leidžiam rusam ateiti. Ar rusai turi precedentą, kad jie taip žiauriai gerai tvarkos pas save? Nes vėlgi, kai aš buvau vaikas, esu ne kartą girdėjęs lietuvišką patarlę, kad reikia, kad ateitų raišas vokietukas ir jis viską sutvarkytų. Ir tu gali tai suprasti, nes Vokietija buvo ir tebėra labai sėkminga ir galinga valstybė. Bet tada tu pasižiūri į Rusiją ir pasižiūri, kad moderni Rusija dabar gyvena blogiau už Lietuvą. Vėlgi, pagal visus įmanomus ekonominius rodiklius, finansinius rodiklius, socialinius rodiklius ir panašiai, Rusija yra blogai. Ir čia yra dalykas, kad maždaug uždirbtum iš Rusų ateimo. Kaip?
Tuose mes lietuviai dabar Lietuvoje su šito bloga valdžia, kuri čia persekioja paprastą žmogų, mes gyvenam geriau negu Rusijai. Tai jūs norit pasakyti, kad šita mūsų valdžia, prie kurios mes jau gyvenam gerai, mus valdo blogiau negu atėję rusai, kuriems čia būtų tiesiog okupuotas kraštas ir kurie net savo teritoriją negali sutvarkyti. Tarsi, apie ką mes kalbam. Bet tu supranti, kad šitie visi argumentai, jie tiesiog atsimuša į sieną, kuris susiveda į tai, kad mūsų valdžia yra bloga, nes mūsų valdžia yra blogas šeimininkas, vad rusai būtų geresnis šeimininkas. Ir aš labai tikiuosi, kad ilgainiui kartu su senosiom kartom Lietuvoje po truputį išmirs šitas mąstymas, kad laimingiausi pasaulio žmonės yra vergai, o rusai būtų puikus mūsų lietuvių vergų šeimininkai. Tada šokant galbūt prie juokingų komentarų, aš čia visai gavau klausimą juokingą ir vėlgi nežinau, čia buvo bandymas pasityčiot, ar rimtas klausimas ir jis buvo, ar jūs su peruku? Ir atsakymas yra ne, man tiesiog žiauriai gerai auga plaukai. Ir vėlgi, jeigu aš kažkur ir laimėjau genetiniai loterijai, tai kalbant konkrečiai apie išvaizdą, tai yra tai, kad aš esu aukštas, tai, kad aš turiu mėlynas akis ir tai, kad po galais mano plaukai yra stori, vešlus ir banguoti. Ir, kaip man nuskilo, kad aš nesupradėjęs plikt. Ir aš tikiuosi, kad šitas nesikeis ir iš tikrųjų nei mano tėtis, nei mano seneliai, nieks mūsų šeimoje neplinka, tad veikiausiai mano genetika šituo atžvilgiu yra tikrai gera. Ir vėlgi, galbūt tas prisidėjo prie to, kad aš sugebėjau nusikabinti merginą, kuri yra way out of my league. Bet jo, aš savo plaukais labai džiaugiuosi. Bet vėl, kita vertus, dėl to, kad mano plaukai yra tokie stori ir tokie vešlus, jie gyvena tokį vos ne savo gyvenimą, kaip aš mėgstu juokauti, Čepšeliukistano autonomiją ir vėlgi dėl to, kai kuriuose mano videose jūs matot, kad čia kokie sprogeliai šokus, čia nukritus dar kažkas. Bet jo, aš kiekvieną kartą prieš video tikrai bandau gražiai susiškuoti, bet kartais mano plaukai tiesiog nesiklauso manęs. O pabaigai paskutinius komentarus, kuris irgi yra susijęs su išvaizda, bet iš truputį tokios, nežinau, tokios ciniškai juokingos perspektyvos, yra tai, kad Chebrantas, kurio avataras yra juodai baltas Lietuvos herbas, kurio kanalo pavadinimas yra @globalizmas_keiksmažodis, pradeda komentarą po Regelskio video, #RegelskisForPresident ir tada parašo tavo morda labai nelietuviška. Ir tada uždeda nosies smailą ir žydų simbolį. Ir aš toks maždaug, o tai jinai ką, žydiška? Ir man atsako, labai ir kraujomaisinė. Ir žinot, man šitie komentarai visą labai juokingi, kad beje, tarp kitko, aš Regelskiui normalaus reakto niekada nepadariau. Ne tai, kad aš nenorėjau, ne tai, kad aš nežiūrėjau tai, bet aš tiesiog supratau, kad Regelskis yra visų pirma labai mažas vardas, labai nišinis vardas ir jisai nepasako nieko iš tikrųjų labai įdomaus. Ir mano vienintelis video apie jį yra tai, kur Regelskis, kaip aš supratau, tiesiog nušvilpia kažkieno kito turinį. Ir dėl to man visi tie #RegelskisForPresident ir panašiai atrodo, tiesiog, nežinau, tiesiog komiškai. Bet kas man yra labai juokinga? Mane realiai pavadino žydu, nes savame, aišku, aš kritikuoju Regelskį ir aišku, jeigu aš žydas, tai aišku, turiu ir kraujomaišas ir vadinasi, aš turbūt esu subžmogus ir su manim reiks susidorot. Bet kai pagalvoji, labai yra įspūdinga, kad šitas Chebrantas realiai parašė turbūt tą patį, ką rašo turbopatriotai vadindami mane socialdemokratų ruporu, taip sakant, reikia tiesiog pavadinti kažkokios tai grupės narių ir pradėti dergtis, nes vėlgi mano argumentus atsakymų nėra. Bet man šitie komentarai yra juokingiausi dėl kitos priežasties. Tu turi šitą tiesiog neįsivaizduojamą akivaizdžiai superpatriotą. Žmogus su vyčio avatarė, kuris nekenčia globalizmo, kuris yra prieš žydus, kuris yra už Lietuvą ir kuris nemoka rašyti lietuviškai, nes nenaudoja lietuviškų raidžių. Ir vėlgi, aš šitoj vietoj būsiu pirmas, kuris prisipažins ir aš niekada tą sakęs, kad aš šiaip esu truputį disleksikas, man rašyti sunku, man su gramatika sunku, kai rašau iš telefono, pas mane net lietuviškų raidžių nėra. Bet vėlgi aš neapsimetu kažkokiu turbo mega epic patriotu ir aš įvardinu šitos savo trūkumus. Ir man tiesiog visada yra juokinga, kad kažkaip didžiausi Lietuvos mega turbo patriotai nenaudoja lietuviškų raidžių. Ir tu toks važiuok, jo, labai drąsi pozicija iš patrioto, kuris net lietuviškų raidžių naudoti nemoka. Cheers. Ir jo, turbūt geresnio finišo šitai video daliai negalėčiau sugalvoti. Tai va, tai iš principo tiek mes turim tų komentarų ir vėlgi aš matau, kad video gausis trumpesnis negu keli pastarėjai komentarų video, bet žymiai ilgesnis negu tikėjausi ir manau, kad daryti komentarų video su mažiau komentarų buvo tikrai gerai pasiteisinusi idėja. Ir kaip visada šitų video gale klausimas yra, gerai, o kas toliau, galbūt yra kažkokiu anonsų ar dar kažko.
Ir aš jau truputį tai paliečiau, kad vėlgi rugpjūtį tokiuos, tada būsiu šiek tiek išvykęs po vestuvinės kelionės, vėlgi galbūt ne tokios ilgos, kaip galima būtų tikėtis, bet hei, svarbu ne kiekybė, o kokybė. Bet tada aš jau dabar matau, kad ruduo man bus ganėtinai brutalus. Vėlgi yra daug įvairių naujų veiklų, daug veiklų, kurias galbūt aš noriu šiek tiek forsuoti, tas pats Vaitalas gerai važiuoja, taip toliau ir panašiai. Ir vėlgi atrodo mokyklą ir universitetą subaigęs prieš tiek daug metų, bet kažkaip kaip ateina ruduo, taip veiklų vėl daugėja. Bet kas yra svarbu šitam kanalui yra tai, kad labai neretai būdavo taip, kad ateina ruduo, galbūt žiema ir visa šita veikla, visas šitas užimtumas mane pagauna tarsi nepasiruošus. Ir man ateina tam tikra tarsi anxiety, kad aš negaliu postinti video taip dažnai, kaip norėčiau, bet dėl to aš kažkaip nebesugebu jų ir įrašyti taip dažnai, kaip norėčiau, tai užsisuka ir man tada viskas nusimuša ir aš tiesiog prapuolu kartais keliom savaitėm, kartais keliom mėnesiam. Bet turint galvoje visą jūsų paramą, visą jūsų palaikymą, tai, kad jūs žiūri, tai, kad jūs komentuojat, aš manau, kad tai būtų labai nesąžininga. Dėl to aš negaliu jums to pažadėti, bet ką aš tikrai pabandysiu šį rudenį padaryti, tai bent jau neprapult iš savo YouTube kanalo. Galbūt video paretės, galbūt jie bus ne kartą per savaitę, bet kartą į 2 savaitės. Vėlgi, tai nėra tiek daug, kiek norėčiau, bet bent jau bus kažkas. Kita vertus, aš dėl to, kaip ir sakau, tikiuosi neprapult. Ir, kas dar yra labai svarbu, viskas dėliojas taip, kad gali būti, kad rudenį dalis mano dėmesio nueis į truputį kitą stiliaus turinį, kuris vėlgi jūs savaime, aišku, vienu ar kitu būdu pasieks. Vėlgi, ar tai bus ar ne, dar bus matyti, iki rudens, kaip pagalvoju, yra dar 2-3 mėnesiai, priklauso nuo tada, kai aš rašinėju šitą video, tada, kai jūs jį pamatysit. Bet jo, ruduo nusimato labai įdomus, aš tikrai labai laukiu visų šitų dalykų. Ir taip pat, kaip ir sakau, dar kartą dėkoju jums visiems už palaikymą. Kaip ir sakau, mano tikslas yra palaikyti vieną video per savaitę dažnį, bet ką aš tikrai bandysiu iš paskutinių padaryti, nenusiristi iki mažiau negu vieną video per 2 savaitės. Nes vėlgi, man šitas kanalas jau davė žymiai daugiau, negu aš galėjau tikėtis. Ir tai yra nebūtinai monetarinė prasme, bet tiesiog prasme to, kiek aš daug jūsų pažinau, kiek daug įdomių dalykų jūs man parašot komentaruose, kai kurie iš jūsų mane pasigaunat ir Facebook'e, su kai kuriais iš jūsų, kaip bebūtų, aš esu net ir tikram gyvenime susitikęs. Tad jo, aš labai jumis džiaugiuosi ir aš tikrai noriu šį kartą, matydamas, kad pareina tsunamis, ne pasiduoti šitam tsunamiui, o išsitraukti banglentę ir bandyti bent jau praplaukti visą šitą dalyką. Ir jo, tai tiek, tikėjausi trumpesnį video, galas kaip visada, tad jo, ačiū, kad žiūrėjote, kaip visada paspauskite nykštį aukštyn, užsiprenumeruokite mano kanalą. Jeigu palaikote tai, ką darau, kviečiu paremti kanalo veiklą YouTube ir Patreon platformose. Nu o dabar, kaip visada, iki 2 kartų, čiau!